Prašau? Kuo platesnis periferinis matymas, tuo jūs geriau matote, tuo gerėja jūsų regėjimo kokybė bendra. Nes mūsų matymas susideda iš centrinio matymo, tai yra va to, kai mes dieną žiūrim į objektus, centrinis matymas atsakingas už daikto spalvos įvertinimą, formos, dieną, kiek mes matome, kokybiškai įvertiname savo smegenyse. O periferinis matymas tai yra tai, kame įsijungia mūsų daugiau pasąmonė. Ir sakykime, mes kitą kartą periferinių matymų matome daugiau nei kad centrinių matymų. Dėl to va tie pratimai, kai aš sakau, jeigu kažko neįžiūrite, ar ne, toli kažkas neįžiūrite, arba arti neįžiūrite, tai pabandykite pažiūrėti į baltą tarpą tarp to, ko jūs neįžiūrite, į baltą tarpelį. Ir jūs, žiūrėdami savo centrinių matymų į tą vietą, šalia to objekto, kurį norite įžiūrėti, periferinių matymų pamatysite tą objektą ryškiau nei prieš tai. Taip veikia žmogaus regėjimo sistema. Dėl to lavinti reikia ir centrinį, ir periferinį. Kai mes va taip va žiūrime, kai mes dirbame su tai šniuriukais, kai mes žiūrime 3D paveiksliukus ar ne, mes čia treniruojame centrinį matymą. Čia mes jau treniruojame periferinį matymą. Periferinį matymą taip pat treniruoja ir tas va, ėjimas atgal. Pamenat, kur sakiau? Irgi periferinį matymą, nes mes turime čia apžvelgti visą tą plotą. Tai čia vyksta tokie procesai. Aišku, visur daugiau